Pardavėjas šiandien ir pardavėjas rytoj. Va čia ir yra prekybininko darbas. Jis atsikelia iš ryto ir nepaisant, kas ar liūtas, ar gazelė, jis bėga. Don't do this if you don't care. It's not worth it. Ir bėga greičiau už kitus. Tai va čia yra tas mąstymas ir yra labai sunku. Bet one day I'm going to be there. Getting someone to vote for you. Ar 2 litus sumokėtumėt už tai, kad jums nereiktų laukti 45 minučių? Anytime you want someone to do business with you. Aš jau sumokėčiau, aišku. Tai tada 6. Įdomiausia turbūt, kad komunikabilumas, kurį daugelis komunikuoja kaip privaloma savybė pardavėjui, nėra kritiška. Aš asmeniškai išskiriu 2 kritinius būtinus reikalavimus. Tai yra pozityvumas ir atkaklumas. Europa atsilieka 2 žingsniais pardavimas ir marketinge nuo Silicio slėnio ir Amerikos aplamai, o Lietuva turbūt 1,5. O nuo ko viskas prasideda? Jeigu apie save gerai galvoji, galbūt iš tikrųjų tu gerai ir darai. Jeigu dar sulauki grįžtamo ryšio iš kliento, kad tu darai gerai, tai tik patvirtina tą tavo galvojimą, kad tu darai gerai. Why selling is like sex? Well, selling is like love, but sex is part of the game. reiškia, ką darai šiandien, rytoj turi kurti toliau. Todėl vienkartiniai dalykai versle labai nekenksmingi yra, nes gali vienais metais uždirbti pinigų daugiau, bet kitais metais jau nieks nepirks to daiko. Tai nevertėjo net prasidėti. Nes vienintelis dalykas, ko negalime nukopijuoti gyvenime ir darbe su klientu, tai yra santykis. Pardavimų formulė skiriasi nuo kitų renginių tuo, kad čia yra didelė koncentracija žmonių, kurie žino, ko nori ir ko siekia ir ko čia atėjo. Nes ateini ir užmėgs kontaktų ir sužinot kažko naujo. Tuo mane ir žavi networkingas, ryšių plėtra, jų palaikymas. Tai vienas didžiausių renginių tokio tipo, kur aktyvus ir parduoti, ir idėjom dalintis žmonės renkasi po vienu stogu. Tai toks yra papildomas motivatorius daryti po to, ką čia vėl atradai. Galbūt iš naujo, galbūt papildomai. Aš turiu veiksmų planą. Moterys jos turi įgimtą tą santykio kūrimą, jos moka pririšti per santykius tą klientą ir yra gerai. Bet mano gal žinia, aš kurią sakau, kad visi mes turėtume siekti tų abiejų dalykų. Ir būt vyriški, ir būt moteriški tada, kada reikia, ir prisiderinti prie klientų.